jeigu kažkada tai buvo gajus pasakymas, kad iš valstybės vogti kaip ir nieko tokio, visgi turime suprasti, kad jeigu mes vagiam iš valstybės, tai kažkas tai nukenčia, o nukenčia paprasti žmonės. Jeigu nori mažiau šešėlio, reikia daugiau saulės, tai reikia šviesti žmonės. Klasikinė kontrabanda, kaip ir minėjote, cigaretės, tai sudaro tikrai didelį dalį tos žalos, kuri padaroma Lietuvai, mokestinės žalos. Pastaruoju metu stebime, kad cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos keičia falsifikatai, gaminami Latvijai. Tikrai stebim pastaruoju metu tendencijas, kai vilkikai iš trečių šalių įvažiuoja pilnais kuro bakais ir nuleidžia išpila kurą, perparduoda ir po to jis naudojamas Lietuvos Respublikos viduje. Šešėlyje, tiksliai pasakyti, kiek? 90% per išorės sieną patenkančių tabako gaminių, kuriuos mes sulaikome, patenka būtent oru. Tai didžiąja dalimi oro balionais. Tai iš mūsų dabartinių šių metų sulaikymų esam užkardę žalos apie 12 milijonų eurų.